Sveiki atvykę į Edinburgą. Edinburgą praleisim 2 naktis, 3 dienas, viską filmuosim, įsigijom mikrofonus, tai yra mums padovanojo mikrofonus, gavom sponsorius jau pirmosius, ačiū labai jiems. Važiavom su Tremu į centrą, nuėjom nuo oro uosto, vieną stotelę paėjom tam, kad sutaupytų 18 svarų, 20 eurų, kas išeis pietus. Tai atvykom į savo Airbnb, esam 3 aukšte. Šiaip aš galvojau, kad bus blogiau, bet čia yra labai gerai. Turim lavytę, turim Netflixiuką ir vanytę. Ir šiaip mes žiauriai pigiai prasisukom. Šiaip naktis apie 100 eina. Mūsų matot namą, tai Taip, tam gyvenamės, vienam iš jų. Dabar per parką einam į miestą. Priėjom pirmą bažnytėlę. Šiaip visas miestas yra, kaip čia, gotikos, tai va tokios tamsios plytos. Toks savotiškas žavesys. Dabar girdėsit, kaip kiekvieną kartą, kai uždūstų lipdama į kalną. Ponas man pasakė labai įdomų faktą, kad čia visur yra nemokami muziejai. Šiandien tikrai vieną ar kitą aplankysim. Tomai patinka? Kas? Ar patinka? O, vas nesitėkė. Labai patinka. Einam ieškoti kažkur atsigerti šilto gėrimo, nes labai šalta. Atėjom į labai jaukią kavinutę atsigerti arbatėlės ir kavytės. Kainos nelabai jaukios. Jo, 8 duon. 8 duon, už kavą ir arbatą. Jo. Gal reikėjo nusimti. Aha. Tu tokia būrė tikrai turėtų nusimti. Kodėl? Aš jau bažnyčią kalbą. Taigi atėjome į bažnyčią, kuri atrodo labai panašiai į visas Barcelonos bažnyčias. Nes čia yra Gotikos stilius. Gotikos stilius. Man labai patinka. Man irgi. Taip kažkaip čia sumažintas versija, bet jau jaukia. Jo, sumažinta Sagrada Familija. Sagrada Familija. Aišku, ne tokie visi tie architektūriniai sprendimai, bet vaibelis. Ką čia radai? Karsta. Na, bašnikas. Kietai. Atėjom į Victoria Street. Tikriausiai viena populiariausia Edinburgo gatvė. Labai daug visokių mažų jaukų per gatvyčių einam apžiūrėti. Taigi susiginčiame su Rugile. Aš sakau, kad mėgstamiausia spalva būtų mėlyna iš tos gatvės. Rugilė sako, kad ruda su rožinė. Ar čia tikrai yra ruda? Atskykit komentaruose, ačiū. Nu dabar man liūdna, nes aš į rudą matau tikrai. Rugilė sako, kad šitos spalvos yra pilka ir rožinė dabar. Nors čia yra identiška kaip ir praeitam kadre. Pritarkit. Ne. Komentaruose parašykit, čia yra ačiū. Netgi į mėlynumą pilka. O ten ruda. Ten į rudą. Žiūrėk, kur stovėžu. O, kaip liūdna. O, žiūrėk, limuzinas. Vėl nabašnikas. Priėmė dar vieną gražią vietelę. Ir šita vietelė man primena Barceloną. Atvykome į kapines, iš kurių paminklų vardų J.K. Rowling parašė Harry Potterį. Tai va, yra žymusis Poterio pavardė žymioji, yra Voldemorto Tomo Ridlio kapas, tai va, einame, apžiūrėsim. Toks jo įdomus jausmas. Viskas čia primena Harry Potterį. Jo, labai. Nu, ne veltui ir gimė jisai čia. Taip. Žiūrėkit. Nu, tiesiog nesuvokiama. Ir va, kaip Tomas sakė, 1681 metai šitas pastatytas.
Nu va, radom Ridlio kapuką. O čia va šuniukas, kuris laukia savo šeimininko. 14 metų ir gyvena ant jo kapo. Turbūt čia. Jo, ir va žmonės atneša jam pagaliuką. Jo, mielas, tom toks mažytis ir buvo tipo. Jo, 16 metų mirė. Nu va, atėmė dar vieną labai jaukią gatvelę. Tai visur tokios fainas mini kavinukės. Bandom apeit aplinkui, kad užlipt. Tai vėl kapinaitės radom. Bet žinokit, taip fainai saulytė šviečia. Bet taip žvėriškai šalta. Mano nosis Čia. yra belekai ledinė. O Tomas sakė, peršala iki kraujagyslių. Vis plikom rankytėm. Tai va, apėjom beveik visą senamiestį Edinburgo. Labai nedidelis, jaukus, labai greitai galima apeiti, ypač kai šalta. Dabar eisim į muziejų kažkurį, sušilt, nes muziejai visi nemokami yra. Miestas patinka labai mažai žmonių, bet man šiaip miesto ir užtenka. Aš jau noriu važiuoti į kalnus kažkur, tai rytoj patrauksim į kaimelį. Patekom į meno muziejų. Mes tokie kaimetokai, žinot. Laukinukai, nelabai aš jau to nesuprantu. Jau yra beveik 12 valandų. O Lietuvos laiku? 2, O kada kėlėmės? 4. Tai jau kiek valandų nevalgė? 10. Aš moku skaičiuoti. Ir? Gal truputėlį ir per daug šalta. Tai važiuojam pavalgyti. O, Primarką šiaip matau. Gerai, ne į temą. Tai važiuojam su metro. Tomas sakė pasakyti, kad čia yra lengviausias būdas keliauti su juo. Vien todėl, kad yra tik tai va, viena linija. Per vieną gatvę tiesiog tiesiai. Per visą Edinburgą. Vieną pusę ar į kitą. Jo, nėra jokių kitų. Nu, jeigu tu Egiptą matai, tai nežinau. Pažiūrėk. Ai, nu. Kaip tas? Sfinksas, ne? Truputį pavažiavom. Atvažiavom, va, dar vieną vajonėlį. Atvykom pavalgyti food hallą. Tai reiškia, kad čia yra erdvė, kur yra labai daug skirtingų restoranų, nuo indiškų, amerikietiškų ir taip toliau. Ir tiesiog užsisakai viską ir iš visų skirtingų vietų atneša. Taip. Užsisakėm už 18 svarų. Tai yra chicken teriyaki, tai lemba lietuviškai nemoku kalbėti. Tofu sūris su teriyaki, ryžių baulas. Jo, tada batatas, tada kažkokį Tomas marmalą su dešrelė. Taip. Ir viskas? Taip. Jo. Visai šalia čia, kur valgiam, bažnytėlę. O mes bažnytėlių mėgėjai labai mėgstam pasimelst. Į visas einam. Į visas einam. Einam ir šitą, gal šitoj bus šilčiau ir pasėdėsim ilgiau tada. Atėjome į katedrą. Tokio dydžio vargonai. Vargonai žiauriai dideli. Aš į Didžiąją Britaniją važiuoju tik dėl šitų. Mano mėgstamiausi saldainiai. Realiai jo, visi, kas važiuoja, tai Tomai turi parvežti šitų. Taip. Bet šiandien aš radau crunchies, bet kitokių pakučių. Tai bandysim paragauti. Esam ant kalno, kuris vadinasi kaip Tomai? Nežinau. Calton Hill. Nu va. Užsirapštėm. Ne taip jau ir aukštai lipt. Bet jau šitas koks laimingas kalnas pamatė. Ką pamatei? Matome Edinburgą kaip ant delno.
Leisčiau droną, bet bijau, kad negalima. Čia tai neleisiu. Vau, kaip gražu. Labai fainas vaizdas atsiveria. Aišku, daug ką duoda nežiauriai giedra diena. Atrodo, kad netgi vakarėja, bet dar tik vidurdienis. Ir visas Edinburgas ant delno. Aptinka automatiškai. Nu va, tiesiog vidury miesto galima sakyt. Ir dinga kalnas. Kalva, net nežinau, kaip buvo pavadinti. Kalnelis. Kalniukas. Atvykom truputį į kitą rajonėlį. Einam tokio kaimiukščio. Irgi rajoną. Tik vadinasi kaimas. Eik tu savo. Matau ir kaimukštis. Žiauriai jauku. Įsivaizduoji, čia turi va kambariuką. Kaip užupis. Jo, biškį panašu. Primena biškį. Nu, štai. Labai ramu, labai gražus oras. Šiaip labai vargina šaltis. Labai, jau norėčiau šilavytę, kai man jau užtenka viskas. Jo, bet mes ir pravaikščiojom jau. ir labai gerai, kad kai tokie orai, nieks nevažiuoja. Ir todėl žiauriai mažai žmonių. Patikėkit, žiauriai mažai. Jo. Nu va, tiek lipom į kalnus, kad pačiu laiku užlipom ir žiūrėsim saulėlydį. Visas vietas aplankėm, kur norėjom. Visas. Edinburgo vietas. Tomui patiko? Labai patiko. Žodžiu, dar taip mėtėmės varyti čia iki tos pilies ar ne. Saulytė leidžias, norim į muziejų vieną. Žiauriai gerai, kad atvarėm. Lankėm pilį. Einam į muziejų. Į Bubble Tea. Kokį muziejų? Jeigu pamenat tą šuniuką, kur rodėm kapinėse, kuris 14 metų buvo ant kapo savo šeimininko, tai čia yra kavinukė, kur šeimininko geriausias draugas atvesdavo atsargiai Bobį savo šunį pamaitinti ir vėl nuvesdavo ant kapo. Mano vidinis vaikas džiaugiasi. Noru gyva? Ką? 7,20 €. Kosmosas. Kosmosas. Mane aptaškė.
Nebloga. Nebloga. Na va. Atvykome į šiandien paskutinį mūsų dienos tikslą – nacionalinį Škotijos muziejų. Nelabai įdomu. Nelabai. Nu, būtų mokamai, tai verkčiau, kad sumokėjau pinigėlius. Bet, nu, kažką vis tiek išsinešim. Nu, ta prasme, išsinešim, tai nepavoksim, bet kažkokias žinias gausim. Pavoksim. Vis dėlto pasikeitė nuomonė mūsų, mums čia labai patinka. Pažiūrėkit. O tiem. Visai kitos vaibelis. Visa ta senovė dingo. Wow. Va dėl ko tie vaikai klykavo, aš galvoju, kur jie laimę šitą muziejų randa. Yes. Nu ir radom to, ką ieškojom. Gal suprantu, kokio dydžio tikrai tas muziejus. Bet labai patiko. Atvykome į zoologijos sodo kapines. Labai patinka. Tai ką, dienelę baigiam, kojytas nebelaiko, žiauriai sušalom, bet labai fainai diena praėjo. Nesijaučia didmiesčio vaibo, toks tiesiog fainas miestukas, jaukus, šiltas. Va. Varom namo. Labas rytas. Vakar labai norėjom miegoti ir pamiršom nufilmuoti daugiau, kaip grįžom namo. Užmygau per 5 minutės 8, atsikėliau irgi 8. Tomas labai vakare norėjo Avengers žiūrėt, Harry Potterį pažiūrėt. Belė kiek viską, žinokit, žiūrėjo. O dabar valgom pusrytukus ir važiuosim. Mano košyta su obuoliais ir mėlynėm. Tomo Mano lazanija. Bet be druskos, tai 5 iš 10. Matavo? Dar nežinau. Nu, pravda. 10 iš 10, kaip Amerikai. Oho. Tai čia ta pati ir yra. Tai ką, turim 15 minučių pavalgyti ir varom į traukinį ir 9:30 išvarom iš Edinburgo. Čia yra mūsų kiemas ir gyvenam tokiam labai mielam rajone. Tačiau, kaip matot, šiandien vis tiek šalta, rodo -6. Bet mes pavalgę, sušylė labai gerai, tai šiandien bus geriau. Sveiki, atvykome į Berwiką. Čia mūsų tarpinė stotelė, nusigauti į St. Ebs. Eina pažiūrėti, kaip atrodo apylinkės, nes turime 40 minučių iki kito traukinio. Bet šiaip žiauriai čia šalta. Vis tokiam debesį, grinai debesį važiavau. Padėk telefoną, to išsitiesiu. Mano reakcija. Vėsu šiandien. Eik tu sau, bet tas tiltas. Žodžiu, priėjom kitus 2 tiltus. Labai fainai atrodo. Ir dar labai daug duoda, kad šiandien tas toks apniukęs oras ir tinka prie visų šitų tokių niūrių spalvų pastatų.
Atėjom į labai anglišką kavinukę ir čia visi taip pusryčiauja mielai, grinai angliški pusryčiai. Tie va vyresni žmonės, pažiūrėkit, kaip cute valgo. Negaliu patikėti. O mes turim 20 minučių iki autobuso likus. Ir labai tikiuosi, kad pavyks ir mums gauti kažką. Mes irgi su Tomu labai angliškai. Nu, Tomu, kai tą pirštuką padaryk tokį. Tomas ir prizą padarė ir paėmė pyragėlį, nors net nesakė. Labai skaniai viską sudarojom. Tai važiuojam į St. Abbs miestelį, kaimelį tokį, kur turėtų būti nuostabus vaizdai. Tai Tomas yra puikus planuotojas, iš tikrųjų nesitikėjau, kad rasim autobusą, kuris iki pat to miestelio nuveža. Tai pasirodo, įmanoma taip. O iš jo, eisim peškom atgal. Žodžiu, mes sugalvojom išlipti truputį anksčiau su Rugile ir eiti kitų kelių. Nes šitas autobusas yra perpildytas. Ir galvojom, biškai anksčiau išlipsim. Bet su mumis važiavo labai daug azijiečių, labai skirtingų, ne grupė, bet tiesiog skirtingų žmonių. Ir mes išlipam anksčiau 3 stotelėm ir visi pradėjo paskui mus lipti ir dabar visi eina, neaišku kur. Paskui mus eina. O mes tiesiog peškom į rezervatą einam truputį anksčiau išlipę. Tai dabar turim ten grupelę pasitikėjimų. Bet ta prasme mes tiesiog pradėjom lipti ir visi tokie lipa paskui. Ir ten net ta stotelė neturi vietos, kur išlipti. Taip pradėjo lipti vieni grūdasi per stotelę. Priėjom ženklą, kad negalima eiti, nes kelias uždarytas. Ir mes praėjom ir dabar tikimės, kad jie visi nepraeis. Einam va tokiu kaimuku. Einam savo, kaip patinka. Žinokit, 10 balų. Mes su Tomu tikrai daug kalbam, bet čia dar kitokia vieta. Dar kitoks reljefas. Ir jausmas. Nu, toks grynas kaimukas. Na va, esame už Edinburgo, 40 km. Labai gražu. Prie jūros, prie avyčių. Filmuojam su dronu. Žmonių nėra, žiauriai fainai. Nu, žinokit, mano širdis, nemoku pasakyti, ant kiek pradeda džiaugtis, kai aš esu ne mieste. Nu, kaip galima atvažiuoti į Edinburgą ir neatvažiuoti, pavyzdžiui, tokios vietos. Nu, čia įspūdinga, ta prasme, įspūdinga.
Aš nuėjau toliau nuo Rugilės, vat matome pavojaus lentelę. Jūs nematot, aš matau. Labai gražus vaizdai. Slidu labai yra šiuo momentu ir vėsu čia, drėgna. Net nemoku pasakyt, ant kiek gražu ir mums taip pasisekė su oru, žinokit, taip tikrai šilta ir nebėra to nežmoniško šalčio. Nu, va, priėjom dar vieną gražų reikalą. Įspūdinga, įspūdinga. Muziejus, ateik. Muziejus? Naminį. Okay. Einame į muziejų. Laukuose. Šis muziejus mums davė žinią, kad žiemos metu čia galima pamatyti ruoniukų. Bet tokiam vietom geriausia dronas yra perteikti. Jo, šiaip tiesa, nes va dabar aš jums filmuoju ir jūs tokie tikriausiai, gražu. Tai čia yra įspūdinga. Įspūdinga. Kaip patalė jaučiuosi. Taip minkštai. Geras, ne? Mes tikriausiai niekad iš čia neišeisim, nes mums belė kaip patinka. Sustojam visur, žiūrim, grožimės. Tomas sakė, opa. Opa, pa. Aš negaliu patikėt. Ruoniai! Ruoniai! Nu dar pajuokavom, kad dar pamatysim. Mes pajuokavom, grinai, jeigu pamatom ruonį, tai iš vis
Einam greičiau, einam. Eik, tiausiau. Vienas baltas, o kitas O taškas. tikrai gyvi? Aš tikiuosi, kad gyvi. Ne, juda, matau, juda, kvapuoja va šitas. Gerai, ir dar vieną mačiau. Eik tu savo, čia tai kietai. Tai ką tik perskaitam lentelę, kad čia negalima eiti arčiau dėl to, kad čia mamytės ir jos maitina savo atžalėlės, kūdikėlius. Turėjom dar vieną tašką ir man atrodo, ten labai arčiai yra iš tikrųjų gyvūnėlis. Eik tu savo. Juda biškelį. Moku nefilmuot. Nu va, stovi kažkokia gamtininkė šalia. Prižiūri, tai čia mažylis visiškas. Jotių kukuliukas. Kur jis eina? Štai ir prie miestuko pasimatymą. O, čia tai vaizdelis. Atleiskit, kad rodau dar 101 kartą, bet aš negaliu patikėti. Kokiam rojaus kampelį mes esame. Žmonių labai mažai. Oras nuostabus. Labai gražu. Prašau, Šarūnai. Prašai, Šarūnai, kaip gražu. Ar atspės koks čia miestelis? Oi, nu. Taip, tai čia šitą miestelį apylinkėse filmavo Avengerius. Ką žinot? Tai va. Su Tomu nusprendėm, kad iš tikrųjų gera idėja buvo pradėti haiką ne iš miesto pusės, o ten, kur išlipom, tai Su visais draugais. jo. Bet tie visi draugai vis tiek atėjo čia per aplinkui. Tai kas norėsit važiuoti, eis išsaugoti šitą. Žiauri geras. Bet mes apėjom va, irgi nuo čia ratą darėm. Na, tokį. Ne. Taip. Nes you are here. Nuo čia. Nu, taip, bet prasme iš tos pusės apėjom. Jo. Nu, atėjom į miestą. Šiaip mes su Tomu nusprendėm, kad mums šitas miestelis primena Vitę. Tai ką žiūrėt mūsų Amerikos blogas, tai čia tas miestelis, kur gyvenom Amerikoje praeitą vasarą. Gerai, čia matom mano bagetį. Čia mano safe food. Tai yra burgeris, ne? Ne, man atrodo, čia hagis. Nu, čia hagis. Nenoriu nežiūrėti. Smirda. Na, nesmirda. Kaip hagio pampas. Čia man safe food, va. Nes žinau, greičiausiai nevalgysiu hagio. O hagis yra va čia. Tai ragausim su rūdynę. Kas tai yra? Kas yra? Nepasakosim, pirmą paragausim. Nekartočiau, išsipurtysiu hagį ir suvalgysiu beikoną. Aišku, nurysiu. Tai dabar papasakosiu, kas čia yra. Čia yra avies, į plautį įsuktas širdis, kepenys ir inkstai. O Dieve mano! Ir, pavyzdžiui, toks maistas tam Amerikoje uždraustas, nes draudžia viską daryti su plaučiais, nes čia kenksminga biškai. Bet Anglijoje visi valgo. Išsipurtysiu, paskui ir suvalgysiu vieną. Nu, mes nebūtume mes, nors ir nosius nušalusios, nusprendėm eiti į kitą miestą pėsčiomis. Tai dabar įdomu, ar spėtume per daugiau nei valandėlę įveikti beveik 6 kilometrus. Vat, pažiūrėsim, ar spėsim, ar nespėsim. Atvykome į paplūdimį. Turėjom dar vieną paplūdimį, kas buvo to? Niešti galvą nuo kepurės labai. O jums taip nebūna? Labai fainai. Ne?
Labai gražu. Nu va, tai va, maždaug 6 kilometriukus su tokiais vaizdais. Tepinam. Ediksonas mane sunervavo, nes sakė, kad tas autobusas yra paskutinis šiandien. Jeigu nespėsim, reikės tranzuoti. Ėjom palei vandenį, kad gražiau būtų. Dabar einam va taip. Kad greičiau būtų, nes nespėsim. Nu ką, išėjom iš laukų. 5 minutės iki stotelės liko. Žiauriai geras vaikas. Taip žiauriai nutrynė. Martinsono kojas. Nu ką, jau spėrsiu ten, bet pagaliau radom stotelį. Iš tikrųjų, atėjom dar tolimesnį neplanavom. Užėjom į parduotuvytę, kad jau turim kelias minutės. Pagausiu tokį, o mes iš pakrančiai. Spėjome ir važiuojame dabar į stotį. Nu va, esam stotį, pavyko. Pirmą kartą turiu tokį realų bilietą, o ne elektroninį. Neišėjo nusipirkti, kortelės atmetinėjo ir mano, ir Tomo. Tai paprašėm pagalbos čia su tuo automatu, nes iš pradžių labai brangiai metė. Ne tokią kainą, kaip turėtų būti. Padėjo. Esam traukiniai. Viskas pavyko puikiai. Valgysim crunchies. Šitai merginai iš Londono labai fainai turbūt mes sau miega dabar. Savo 6 valandų kelionėj mes traškinom savo crunchies. Man buvo sunki diena. Na, aišku, reikėjo McDonald'e atsidurti. Grįžom namo, prisipirkom šūdų. Šildomės. Labas rytas. Jūs galvosit, kad mes suduplikavom vitekus. Bet čia yra kitas rytas. Bet mūsų įpročiai nesikeičia. Paliekame grįžti. Nu ką, mes jau mieste. Šiandien bandysim įlipti į tokį kalvą, tokią, kurią matėt praeitą dieną. Kai pagalvom, kad nebevažiuosim į kitą miestuką, nes nelabai gal ir laiko yra. Ir šiandien orelis toksai. Labas, kur eini? Sveiki, einam į kalną. Kokį kalną? Artūro kėdė vadinasi. Va, užsiriogdinom. Šiaip didžiulis vėjas, įdomu ar girdėsi. Aha, tai va įdomu, kaip vėjas sulaikys. Nu ir va kita truputėlį pusė. Vos įėjau į tualetą, atidarau vienas duris ir ten va tiek vietos. Aš taip įsilindau, galvau, tipo, kažkur jau duris tuli. Tada žiūriu sieną ir ta siena stumėsi. Ta siena atidariau, vėl va tiek vietos. Žiūriu, tai kur dabar tulkas, nes po vieną pusę veidrodis, o po kitą pusę vėl siena ir tada vėl siena pastumė ir vėl atsidarau. Tada jau tulkas. Obuoliukų ir avietyčių sultytas. 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 Na. Geriama. Tomas užsisakė maistą, bet trukėliai suvalgęs. Pavalgėm, apsipirkom azietiškai parduotuviai saldainių, bubble tea skonio saldainių ir dar saldainių. Man atrodo, aš išprotėčiau nuvažiavus ten. Tai laikausi, dar nevažiuoju, nes grįžčiau, man atrodo, pilnais lagaminai saldainių. Gerai, pirmas saldainis yra ant pagaliuko. Prilikas. Atsargiai žmonės už tave. O. Nu, bandom. Įdomus. Nu. Kiek vertini?
Beri primena. Beri, gal ir tai. Labai Kaip skanu. pasakyti, gal keičiu nuomonę, 8 iš 10. 8. Kitą saldainiuką turim bubble tea skonio. Bubble tea skonio. Kaip vertini? Ką žinau. Anas geresnis, 7 gal. Nu, o tu, Tomai? Tikrai bubble tea, visiškai kaip bubble tea. Parodyk vidų. Va. Geras. 10 milijonų. Ir dar vienas. Guminukas vynuogių skonio. Oi, koks kietas. Neskanu. Labai didelis skonis ateina vynuogės. Skanu. 8 iš 10. Na jo, kaip guminukas atrodo. Nu. Eik su kaip aš dievinu tų vynuogių skonių. Ateina vynuogių skonis toks, ne? Taigi atvykome į Garsią House arbatos užeigą. Geras alkščias? Tomai, tu traškini visą laiką jam į mikrofoną. Ir jis pasirodo uždarytas, o jisai garsus to, kad čia parašė pirmąją Hario Poterio dalį J.K. Rowling. Atvykome paklausyti dūdmaišio. Žiūrėk, koks eina čia. Negaliu filmuoti dabar veido žmogaus. Irgi dūdmaišį nešasi. Arba šautuvą. Tu, dabar kodėl plus 12. Nu va, ir baigėsi mūsų atostogos Edinburge. Nu, paskutinę vakarienę. Nu ką, Lietuva pasitinka su sniegu.